Sveiki, gerbimieji. Yra toks pokštas. Skaityk tarp eilučių. Tai čia eina pokštas apie vidurinį pirštą. Tai žinokit, Irane tą patį, ką vidurinis pirštas reiškia vakaruose, reiškia nykštys į viršų. Tipo super. Iš tikrųjų nesuper. Tai dabar tema yra Iranas, sąsiauris, blokada. Ar mūsų sąsiauris nėra vienintelė problema? Yra dar Bab al-Mandebas. Ašarų vartai, tai ten hučiai daro problemą. Tai nepaisant to, kad Sueco kanalas kaip ir veikia, bet hučiai daro tą pačią problemą. Ašarų vartuose, kaip dabar ir Jungtinės valstijos irgi daro problemą Ormuzų sąsiauryje. 2 milijonai barelių laive naftos, tai nafta yra pagrindinis veikėjas. Dar kartais naftą vadina dinozaurų sultimis. Ir nežinau, anekdotas. Nematomas bambonišis atliko klaidinantį manevrą. Čia kaip nematomas klaunas prajuokino publiką cirke. Su derybėmis iš tikrųjų yra cirkas, Iranas tempia laiką. Tai yra reikalavimai, tai nėra reikalavimų. Galima netgi pasakyti, kad Iranas šitoj vietoj tampo Jungtinės valstijas už ūsų. Čia liūtas, galima ir prisižaisti. Kaip ten sako, gamta visų namai, bet į liūto nasrus lysti nereikia. Geros jums dienos.